Pažiūrėkim dar vieną vietą. Zacharija 14 skyrius, nuo 16 iki 21 eilutės. Nuo 9 eilutės paskaitykim. Viešpats karaliaus visai žemė. Bus vienas viešpats ir jo vardas bus vienas. Taigi, kad suprastume, apie kokį laiką kalba. Kalba, kai viešpatės karalystė pilnai apims visą žemę. Taip, žemė bus sutaikinta su Dievu ir įvesti teisumą ir tobulumą. Taip. 11 eilutė sako, prakeikimo nebebus ir Jeruzalė visi gyvens saugiai. Visiems aišku, koks čia laikas, jau čia turbūt, čia naujas dangus, nauja žemė, taip? Pažiūrėkim. Maras, kurį viešpatsius visoms tautoms, kariaujančiams prieš Jeruzalę, bus baisus, jų kūnai pradės pūti dar jiems stovint ant savo kojų, akys akydubėse ir dėžųjų burnose. Gogas ir Magogas sunaikintas. Aišku, kad paskutiniai laikai. Tuomet žmonėse bus toks didelis amžius nuo viešpatės, kad pakels ranką artimas prieš artimą, net Judas kariaus prieš Jeruzalę, viso aplinkinių tautų turtai bus surinkti auksas, sidabras ir drabužiai. Toks pat maras kankins žirgus, mulus, kupranugarius, asilus ir visus kitus gyvulius, kurie bus kariaujančių stovyklai. Tie, kurie liks iškariavusių prieš Jeruzalę, čia iš Gogo kariuomenės, ne visi 100% bus išnaikinti, dalis palikta, atgailaus, padarys, iškia atgailą, tie, kurie iškariavusių, 16 eilutė, kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti karalių, kareivių viešpatį ir švęsti palapinių šventę. Prašau, naujoji žemė bus palapinių šventė, Sukotas. Apie kurią sako Naujas testamentas, kad panaikinta viskas. Nebėra. Paulius sako, nebėra šitų dalykų. O dabar pasižiūrėkit. Gražiausias dalykas. Ezechielis. Kaip žinote, Ezechielis nuo 40 iki 48 skyriaus pranašauja apie šventyklą, trečiąją, kuri bus atstatyta. Jeigu jūs paskaitysit, jūs pamatysite, kad šiek tiek šventykla kitokia bus negu Mozės aprašyta ir negu Saliamono šventykla. Tokios nebuvo dar. Tai yra trečioji šventykla. Ir kad ta trečioji šventykla jau bus išganimas visai žmonijai. Taip, jau 47 skyrius apie tą Ezechielio 47 skyrius rodo, apie kokią čia šventyklą kalbama. Kad čia laikų pabaigoje, čia ne Zorobabelio šventykla. Čia jau Mesijo šventykla. Paskaitykime Ezechielio 7 skyrių, aš visko neskaitysiu. Pirma eilutė. Jis atvedė mane atgal prie namų durų, štai vanduo tekės iš panamų slenksčio rytų pusė, nes jų priekis buvo rytų pusė, vanduo tekė iš panamo sienos, čia apie to šventyklos sienos, reiškia, ir dešinėsi pietus nuo Aukoro. Po to jis išvedė mano prie šiaurės vartus ir nuvedė prie išorinių vartų rytų pusė, šventyklos vartai čia, aišku, kalba tos, apie kurią aprašoma 40 skyrius ta šventykla. Tai žiūrėkim, tariau, trečia eilutė. Vyras laikė rankoje matuojančią virvę ir žydamas rytų link atmatavo 1000 uolekčių, jis įvedė mane į vandenį, kuris siekė man iki kulkšnų. Iš po šventyklos teko slenkščio upė kažkokia. Jis atmatavo 1000 uolekčių ir įvedė mane per vandenį. Dabar vanduo man siekia kelių. Dar kartą matavo 1000 uolekčių, vėl vedė mane per vandenį. Vanduo man buvo iki jos mens. Jis ketvirtą kartą matavo 1000 uolekčių, bet jau buvo gilių, po jos nebegalėjo perbristi. Buvo taip gilu, kad reikia plaukti. Jis man klausė, žmogaus, nu ar tu tai matai, jis išvedė mane į upės krantą. Grįžęs mačiau labai daug medžių besi upės krantuose. Jis man sakė, šitas vanduo teka į rytus, pasieks slėnį ir įtekės į jūrą. Įtekėjus į jūrą, jis išgydys jos vandenis. Kur šios upės vanduo įtekės, bus gausių žuvies ir kitų vandens gyvių. Vandenys bus išgydyti ir visa atgis, kai įtekės upės vanduo. Nuo Engedžio iki Anglaimo stovės žvejai ir džiovins tinklus. Čia bus taip gausių rūšių žuvies, kaip didžioji jūrai. Balus ir pelkėse vanduo nepasikeis, jis liks sūrus. Abiejuose upės krantuose augs vaisiniai medžiai. Jų lapai nenuvys. Medžiai neš vaisius visą laiką, kiekvieną mėnesį, nes vanduo iš šventyklos jos drakins. Jų vaisius vartos maistui, o lapus vaistams. Taip sako viešpats, krašto paveldis 12 Izraelio giminių. Matot, apie busimuosius įvykius, busimoji šventykla, Mesijo šventykla, kada jau žemė bus išgydyta. Visą taip kalba. Šita šventykla yra mesijaninė šventykla. Trečioji, paskutinė šventykla. Dabar atkreipkim dėmesį į Ezechielio 44 skyrių dabar paskaitykime. Nuo 15 iki 25. Žiūrėkit, kas to šventyklai vyks. Taip sako viešpats Dievas. Pirmo mėnesio pirmą dieną imk iš bandos sveiką jauną veršę, apvalyk šventyklą. Kunigas aukos už nuodėmę krauju patep šventyklos durų staktas. Žiūrėkit, naujoji šventyklai. Ezechielio šventyklai. Kunigas aukos už nuodėmę krauju patep šventyklos durų staktas, kurios aukuro iškišimo kampas ir vidinis kiemo vartų staktas. Tai padaryk ir mėnesio 7 dieną dėl tų, kurie nusikalto nežinodami ar klysdami. Taip apvaloma šventykla. Visas Seno testamento apeigos. Pirmo mėnesio 14 dieną švęskit Paschą. Švęskit 7 dienas ir valgykit neraugintą duoną. Ta diena kunigaikštis parūpins už save ir už visą tautą jauną veršę auką už nuodėmę. Kunigaikštis kiekvieną šventės dieną duos deginamą aukai viešpačiui 7 sveikus jaunus veršius, 7 avinus ir kasdieną po ožį aukai už nuodėmę. Bus aukos. Jis taip pat parūpins duonos aukai po 1 efą miltų prie kiekvieno veršio ravino, po 1 hiną aliejaus prie kiekvienos efos. 7 mėnesio 15 dieną šventės metu jis turi 7 dienas parūpinti tą patį. Aukai už nuodėmes deginamą auką, duonos auką, bei aliejaus. Matot, aukos bus.
46 skyrius nuo 1 iki 7 skaitom eilutės. Taip sako viešpats Dievas, vidinio kiemo vartai rytų pusėje bus uždaryti 6 darbo dienas, bet sabato ir jauno mėnulio dieną jie bus atidaryti. Kunigaikštis eis po išorinių vartų prieangį ir sustos prie vartų. Kunigas aukos jo deginamą ir padėkos auką. Jis pagarbinės prie vartų išeis, bet vartai liks atdaryti iki vakaro. Tauta taip pat pagarbiai prie vartų įėjimo sabatais ir jauno mėnulio dienomis. Viešpatės akivaizdai, kunigaikščio ir ginamoji auka sabato dieną turi būti 6 sveiki ėriukai ir 1 sveikas avinas. Prašau, 3 šventyklai aukos. Duonos auka buvo 1 efa miltų prie avino, prie ėriukų, kiek jis galės duoti, ir hinas aliejaus prie kiekvienos efos. Jauno mėnulio dieną jis aukos sveiką jauną veršį, 6 ėriukus ir 1 aviną. Jo duonos auka bus po 1 efa miltų prie veršio ir avino, prie ėriukų, kiek jis duos savo ranką, ir hinas aliejus prie kiekvienos efos. Visos Seno testamento aukos bus trečioje šventyklai, pasakyti labai aiškiai. Matot, koks įdomus dalykas. Paskaitykim dar nuo 12 iki 15 eilutę šitą patį skyrių. Jei kunigaikštis laisva valia aukos viešpačiui deginamą ir padėkos auką, jam bus atidaryti vartai rytų pusėje. Jis eis ir aukos deginamą auką ir padėkos auką kaip per sabatą, jam išėjus vartai uždarys. Kiekvieną dieną jis turi parūpinti deginamą auką viešpačiui sveiką metinę avinėlį ir aukoti kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą avinėlis bus deginamas ten. Jis turi parūpinti kiekvieną rytą duonos aukai 6 dalį efos miltų ir 3 dalį hino aliejaus. Duonos aukos bus aliejum. Ir juos sumaišyti, tai bus duonos auka viešpačiui. Toks yra amžinas įstatymas apie aukas. Avinėlis, duonos auka ir aliejus bus nuolatinė deginamoji auka kiekvieną rytą. Vakas bus to šventyklų dėsis, matot. Iš krikščionybės turi nepalikti akmens ant akmens, kad čia, sakys, Senas testamentas, panaikinti, nauji įstatymai įvesti. Niekas čia negali būti. Ar žinote, kad Ezechielis pranašauja apie šventyklą, kurią atstatys šitą, kad ją atstatys Mesijas. Kad ją atstatys Mesijas. Ir aprašo, kad Mesijas bus kunigaikštis Izraeliai. Tada taip. Ezechielio 37 skyrių pasižiūrėkit, ką rašo. Nuo 25 iki 28 eilutės paskaitykime. Jie gyvens krašte, žydai reiškia, kuriame gyveno jų tėvai, kurie aš daviau savo tarnui Jakubui. Jie jų vaikai ir vaikų vaikai liks gyventi ten. Mano tarnas Dovydas bus jų kunigaikštis amžinai. Įsižiūrėkit, kaip vadina. Kunigaikštis. Dovydas bus jų kunigaikštis amžinai. Mesijas, Dovydas, bus jų kunigaikštis amžinai. Aš sudarysiu su jais taikos sandorą, kuri bus amžina, aš juos įkurdinsiu, padauginsiu savo šventyklą, amžiams pastatysiu tarp jų. Tada ir šventyklą pastatys tarp jų. Ir tą šventyklą prašo Ezechielis. Aš gyvensiu tarp jų, jų būsiu Dievas, o jie bus mano tauta, kai aš atstatysiu amžiams savo šventyklą tarp jų. Tauta žinos, kad aš viešpats pašventinu Izraelį. Taigi, kai ateis tas Mesijas, bus atstatyta šventykla. Ir tas Dovydas, Mesijas, bus jų kunigaikštis. Stop, Mesijas kunigaikštis. Dabar pasižiūrėkim. Pagal krikščionybę Mesijas turi paaukoti savo kraują ir savo kūną kaip tobulą, naują auką, tobulesnį už visas aukas. Ir tuo visos kitos Seno testamento aukos panaikinamos. Dabar yra tik jo auka, jo kraujo ir kūno auka paaukota. Taip sako krikščionybė, ne? Dabar mes paskaitykim toliau šventyklai, ką tas kunigaikštis Dovydas darys šventyklai. Nuo 45 skyrių paskaityti, nuo 13 iki 18 eilutės. Kunigaikštis. Skaitėm, kunigaikštis Dovydas, kuris atstatė šventyklą. Žiūrėkit, ką jis darys. Jūs, reiškia žydai, turite duoti, nuo 13 eilutės, duotis tokias dovanas. 6 dalį efos nuo kiekvieno kviečių homero, 6 dalį efos nuo kiekvieno miežių homero. Nurodymas dėl jų, duokite 10 dalį batų nuo kiekvieno homero, homero sudaro 10 batų. Izraelis duos iš 200 avių, bandos vieną avį, tai yra duonos deginamosiams ir padėkos aukoms jiems sutaikyti. Žydai turės duoti aukas šventyklai, taip? Visa tauta privalo duoti tai Izraelio kunigaikščiui. Kunigaikščio pareiga yra parūpinti deginamąją, duonos ir geriamą auką šventėms. Jauno mėnulio dienoms, sabatams, taip pat aukas už nuodėmę, padėkos ir sutaikinimo aukas. Taigi tas kunigaikštis, naujoje šventyklai, Mesijas, jis parūpins aukas. Pažiūrėkim toliau. Tas pats skyrius nuo 21 iki 25 eilutės. 1 mėnesio, 14 dieną švęskit Paschą, švęskit 7 dienas, valgykit nerūgintą duoną. Ta diena kunigaikštis parūpins už save ir už visą tautą jauną veršį aukai už nuodėmę. Kunigaikštis kiekvieną šventės dieną duos deginamą aukai viešpačiui 7 sveikus jaunus veršius.
ir 7 avinus ir kasdieną po ožį aukai už nuodėmę. Dovydas, kunigaikštis, naujo šventyklai, Mesijas, valdantis Izraelį. Matot, kad čia Jėzus. Sako, Jėzus viskas paukoja vien savo auką. Už save ir už kitus jis aukos deginamasias aukas. Nėra jokios, reiškia, Jėzus kraujo aukos ar dar kažko. Mesijas, Dovydas, ne Jėzus, ir jis aukoja aukas šventyklai. Juk jos šventyklos aukos panaikintos. Ne, jos bus visos. Ir duonos, ir avinų, ir kunigaikščio pareiga. Surinkti aukas iš žmonių, nuo savęs pridėti ir duoti šventyklai aukoti šitas aukas visas, kad šventyklai būtų palaukota. 23 eilutė. Kunigaikštis kiekvieną šventės dieną duos deginamą aukai viešpui 7 sveikus jaunus veršius, 7 avinus ir kasdieną po ožį aukai už nuodėmę. Tai palaukit. A. Aukos nepanaikintos šventyklai, kaip sako krikščionybė. B. Ne savo kūną ar savo kraują, bet ožius, avinus, duoną ir degint šventykloje. Ir 46 skyrius, pažiūrėkime, nuo 4 iki 8 eilutės dar. Kunigaikščio, o mesgi skaitėm, kas tas dabar kunigaikštis bus, kai šventyklą 3 atstatys Dovydas, Mesijas, kuris karaliaus amžinai. Kunigaikščio deginamoji auka sabato dieną turi būti 6 sveiki ėriukai ir 1 sveikas patinas. O gal 6 ėriukai ir 1 patinas čia yra simbolis ir simbolizuoja jo kraujo auką? Kliedesiai, ar ne? Duonos auka bus 1 efa miltų prie avino, o prie ėriukų kiek jis galės duoti. Ir hinas aliejaus prie kiekvienos efos. Kaip tiksliai net surašyta, kaip tos aukos bus. Smulkmeniškai, buhalteriškai. Jauno mėnulio dieną jis aukos sveiką jauną veršį, 6 ėriukus ir 1 aviną. Mesijas aukos aukas per jaunatį. Tai nėra, kad vieną aukas paukoja Mesijas ir viskas, ir jau jis dabar su savo krauju tėvui užtarė. Ne. Jo duonos auka bus po 1 efa miltų, jo, Mesijo, kunigaikščio. Po 1 efa miltų prie veršio ir avino, prie ėriukų, kiek jis duos savo ranką. Ir hinas aliejaus prie kiekvienos efos. Štai kokia yra tvarka. Dar vienas dalykas, prie to galima būtų pasakyti, krikščionys dažnai sako, iš kur žydai ir mes taip pat ištraukėt, kad Mesijas bus tik žmogus, ne Dievas. Juk niekur net Senam testamente pasakyta, kad Mesijas nebus Dievas. Iš kur jūs tai ištraukėt? Iš oro paėmėt. Nu ne iš oro, žydai paėmė ir ne iš oro mes įmam. Kad Mesijas bus tik žmogus, paskaitykime Izaijo 11 skyrių, nuo 1 iki 3 eilutės. Išėsęs kelmo, išdygs atžala, iš jo šaknies išaugs šaka. Apie Mesiją kalba. Viešpatės dvasia bus ant jo. Dvasia išminties ir supratimo. Dvasia patarimo ir galybės. Stop, šiek tiek paprasčiausiai. Viešpatės dvasia bus ant jo. Ant Dievo dvasia nenužengia. Pats Dievas yra dvasia ir turi visą dvasios pilnatvę. Dvasia nužengia ant žmogaus. Tik tai. Atsimenat, Teisėjų knygui, dvasia nužengia ant Gedeoną, dvasia nužengia ant Samsoną. Taip. Ant žmogaus. Žiūrim toliau. Dvasia patarimo ir galybės, dvasia pažinimo ir viešpatės baimės, bijoti viešpatės jam bus džiaugsmas, jis teis ne kaip akis mato ir pasmers, ne kaip ausis girdi. Palaukit, bijoti viešpatės jam bus džiaugsmas, jis bus Dievo baimingas. Palaukit, jeigu čia Mesijas Dievas, o Dievas yra vienas, jie patys sako tas pats, tik tai asmenų daug, tai jis ką pats savęs bijos. Bijoti viešpatės jam bus džiaugsmas. Bijoti Dievo gali tik tai kūrinys, tik žmogus, ne Dievas. Tai akivaizdžiai rodo, kad tai ne Dievas. Ne Dievas Mesijas, bus žmogus. Gimė iš Jėsės, taip, ne iš Dievo, bet iš Jėsės parašyta. Gims. Dievo bijos, ant jo bus Dievo dvasia, ar reikia, kad ant Dievo nužengtų Dievo dvasia ir tada jis gali pradėti mokyti viešą veiklą. Iki to Dievo dvasia nenužengia ant Dievo ir Dievas negalėjo mokyti, nei skelbti kažko, ar ne? Nieko jis neveikia. Net Evangelijos neaprašo, 30 metų jo net neliečia beveik, kuo jis susiėmė. Nes Dievo dvasia ant jo nebuvo nužengusi, palaukit. Ar ant Dievo ir turi dar nužengti Dievo dvasia, kad jis jau protai gautų? Dievas ir taip turi Dievo dvasia, jeigu dvasia bendra, ar ne? Ir prie ko čia Dievo bijoti, jam bus džiaugsmas, jis bus Dievo baimingas. Nieko savo Dievo baimingas, šizofrenija. Akivaizdu, kad tai yra žmogus. Ir už tai, kada pradeda šnekėti, kad ne, Mesijas bus Dievas pats, tai komedija. Visiška komedija. Juk skaičių 23:19. Dievas negali būti žmogum. Dievas ne žmogus.
Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Pabrėžia, Dievas ne žmogus ir ne žmogaus sūnus. Dabar pagal krikščionybę Dievas yra žmogus ir žmogaus sūnus. O Biblija sako, ne žmogus ir ne žmogaus sūnus.